Sveiki visi, aš esu Aura Baltušaitytė ir pristatysiu savo baigiamąjį darbą Nukryžiuotasis. Šią temą pasirinkau atsitiktinai visai, žiūrėdama nepatogaus kino vieną iš filmų Dramblio svajonė. Tame filme vaizdavo Kongo Demokratinės Respublikos žmonių gyvenimą, jų požiūrį į materialų pasaulį, į tai, koks jis yra sunkus, bet jie to pasaulio nekeikia, nekaltina Dievo už tokį likimą ir jam atsiduoda. Ir būtent tai mane paskatino išversti šiuolaikinės problemas tikėjimo, kas yra žmogui tikėjimas, kaip jisai įvertina ir koks yra žmogaus ryšys būtent su materialiomis vertybėmis. Pasirinkau daryti šitą darbą iš gipso, taip pat visai atsitiktinai. Iš pradžių norėjau daryti kaip lėlę nukryžiuotąjį, tekstilišką, tačiau gipsas šį darbą geriau perteikia. Būtent jisai yra ilgamžis, tačiau visgi neamžinas, kaip ir mano darbo pati idėja. Jo tikėjimas, jisai keičiasi ir yra kaip ir jau trupantis laikinas. Menininkai, kuriais rėmiausi, tai pirmiausia buvo italų renesanso menininkai, tai Filippo Brunelleschi ir Donatellas. Būtent jų kurtos skulptūros paskatino mane ieškoti savotišką versiją savam nukryžiuotajam. Taip pat, ieškodama referatų medžiagos, susidūriau su šiuolaikiniu skulptoriu, tai Britų David Mack. Būtent jisai nukryžiuotąjį pamatė kitomis akimis ir vaizdavo jį iš vielinių pakabų. Visą darbą iš kelių tūkstančių pakabų. Ir būtent tuo remdamasi dariau savo darbą taipogi su vieliniais karkasais. Kaip matom, pats Jėzaus motyvas buvo pasirinktas neatsitiktinai. Norėjau parodyti, jog mano problema tikėjimo gali būti aktuali įvairiose religijose, tačiau krikščionybė yra kaip viena iš seniausių ir svarbiausių vyraujančių pasaulyje pagrindinių religijų. O dolerį pasirinkau kaip šiuolaikinės pagrindinę valiutą. Taip pat kolorito atžvilgiu mane įkvėpė japonų tapytojas Kazuya Kimoto, o dar ieškojau sprendimų būtent šitiem printam, tai remiausi Andy Warhol darbais. Spalvos pasirinktos neatsitiktinai, jos turi sustiprinti mano darbo esmę, kaip besikeičiantį tikėjimą. Tai būtent toksai bareljefinis išnyrantis nukryžiuotasis bei ant jo esantis ryškus doleriai rodo būtent tą kaitą. O spalvoti keli doleriai yra būtent, aišku, raudonas kraujas simbolio, o geltoni kaip pinigų turto. Tai turbūt tiek, bet dar galiu papasakoti, kad didžiosios detalės yra būtent nuo manęs atlietos. Tai prisidėjau kaip ir pati prie to nukryžiuotojo.